jau 11 vietos. Ir dar vienas laisvus metimas. Labai sėkmingai šaudo Gipčius. Leo Mingas. Turtaškai ir pražanga Lietuvos rinkiniai. Ir savo komandai kalna jau 6 tašką, taigi įsimetė komandos kapitonas Linanas. Ir dar vieną minutės pertraukėlę, dabar jau jos praška Antanas Reikas. Leo Mingas prie baudų metimo linijos. Leo Mingas stumtelis. Vienas iš Lietuvos krepšininkų berods yra Darius Sangaila. Pirmoji asmeninė Prans komanda. Sėkmingai sužaidė pastarąsias keletą minučių lietuviai. Taiko baudos metimą Leo Mingas, skirtumas mažėja iki 7. Dar vienas taiklus baudos metimas. Mingas bando atsidengti, gauna kamuolį, meta ir pataiko Leo Mingas. Gal prašydamas ir pražangos, 28-21. 12 taškų skirtumas ir Leo Mingas. Ir jam kimba iš karto ant rankų 2 Lietuvos rinktinės krepšininkai. Tai yra pirmoji pražanga Robertui Javtokui. Leo Mingas prie baudų metimo linijos per pirmosios pertraukos. 25-16, kol kas šį kėlinį laimi mūsų žaidėjai. Dabar šį skirtumą mažina, pataikydamas baudos metimą. Jeigu neklystu, tik 3 šiame kėlinyje. Abu taiklus baudos metimai. Likimauskai dabar krašte atsipalaiduoja ir meta netaikliai varžovai, tačiau Leo Mingas atkovoja kamuolį, Saulius Štombergas iš karto kerta jam per rankas. Tai bus 3 pražanga Sauliui Štombergui. Ir prie baudų metimo linijos dabar stos Leo Mingas. Pelnė savo komandai 12 taškų, 7 baudų primetė 6. Dar vienas laikas baudos metimas. Rungtynių su Serbija pabaigoje, kuomet labai svarbius baudos metimus pasirodė pataikė Leo Mingas, padėjo savo komandai įgyti persvarą. Panaudoti tą pačią taktiką, kuri atnešė sėkmę jiems rungtynėse su Serbijos krepšininkais. Apsigina dabar Robertas Javtokas ir pražanga atrodo gauna kažkuris kitas Lietuvos metimo linijos. Taigi, rungtynėse su serbais. Mūsų taktika buvo paremta tuo, jog neleisti pernelyg daug atitrūkti varžovams. Kas 38 minutės, tuomet galima tikėtis palankiai susiklosčius aplinkybėms sėkmės dvikovoje su serbais. Ir ta taktika pasiteisino. Viskas tuomet po pranašumą ir pajėgumą Lietuvos rinktinės krepšininkai. Leo Mingas. Vėl 2 taškus Leo Mingas. Numuša kamuolį Robertas Javtokas, tačiau čia pat laisvę pasinaudoja paliktas Leo Mingas. Pakeisti Roberto Javtoko nespėja ne vienas krepšininkas. Leo Mingas deda kamuolį iš viršaus ir sumažina skirtumą iki Kipčios po krepšiais. Meta ir netaikliai tai daro Kinijos komandos gynėjas, tačiau vėl Leo Mingas karaliauja po lietuvių krepšiu. O galbūt ir trūksta tos šiek tiek didesnės jėgos Lietuvos komandai. 4 pražanga Robertui Javtokui. Ir jau pataikė 10. Taiklus ir šis. 71 po Macijausko tritaškio. Leo Mingas. Netaiklus metimas. Pats atkovoja kamuolį ir dabar jau nepalieka jokių vilčių Aurelijui Žukauskui. Leo Mingas išlaikys šią persvarą ir įveiks šį ketvirtfinalio barjerą. Dabar jau pusėje 18 taškų pranašumas ir Leo Mingas atiduoda kamuolį komandos draugui, kuris aidi lietuvių pergalę šios dienos rungtynėse. Dar vienas netaiklus metimas ir vėl Leo Mingas atkovoja kamuolį. Mindaugas Žukauskas Leo Mingas, tačiau kaip sunkiai privertė jį dirbti Lietuvos rinktinės krepšininkai. 11 iš tų 23 taškų Leo Mingas sumetė baudų metimais, o tai reiškia, jog prieš mesdamas baudas jis gerokai gaudavo per rankas ir gal ir per nugarą, ir per kitas kūno vietas nuo Lietuvos krepšininkų. Pataiko baudos, Kundžių lieka 4 kėlinyje. Antrasis baudos metimas taip pat taiklus, 25 taškas. Potas taigi įveiktas bene sunkiausias, bene klastingiausias etapas. Nors štai dabar dar deda kamuolį Leo Mingas. Tačiau
Na šiandien Lietuvos televizija dar pasiūlys 2 tiesioginės transliacijas, 2 lygiai ketvirtfinalio mačai 20 valandą. Italija, Puerto Rikas, po kurio sužinosime, su kuo kitos pergalė ketvirtfinalyje išveda mūsų rinktinę į pusfinalį. Pusfinalį rytoj, o šiandien